Nu į labas ryts. Tai kon jau beveik Liepos vidurys. Jau kapikulimą nusiskit, jau pradėjus žemynės meižės seniausiai, kit mačiau jau ir rapsų jud. O mes kon dar nieks pas mane nepriei, bet jau laik savo elnį pradėti žadinti. Kadangi kombainą normaliai privejus kožną metą, tai ne kažkas buvo tvarkyti. Pagrindas šitas iš išorės kardas nesuploviau. Tai iškeičiamų detalių, kas būtų įeinamiausia detalė lenktuvo perštą, kelis pasikeičiau naujus. Kažkodėl dažniausiai nei pas mane lūžinė. Biški kuro sistema pėjau, nes leida pro tarpinis, reikia pasivaržyti, naujus tarpinis sudėti. Radiatorių prasipučiau. Pasikeičiau dar rankinis stabdžiaus jaustą. Praeitoj netyčiom sudegi, užtraukęs rankinį biškį pavažinėjau. Kam nepasitaik. Tai norėjau išduojus agrų užsakyti originalį, austinį jaustą. Tai užsinorėjai 700 eurų. Tai skau, niek taip nebus vaikė. Tai nuvažiavau į vietinę agrų dalių krautuvį, nupirkau lankstį stabdžių jaustą ir už 22 eurus man išėjo 2 jaustas pagaminti. Įdėjau naują salono filtrą. Tas filtras yra nuo BMW 5 serijos. Saliarkas užsipėlėm pilną. Saveikai neturiu dar kūlėm, bet turam šiandien dar beliaus. Kolega važiuos sam padėti šeimins meižus nuimti. Atrodė ir greit važiaujas, bet meižė labai reti. Dar didelės kopas ir visokių pikčių pridybus. Tai jau neperderlingiau žeminė meižė. Bet iš bendro vaizd galėčiau sakyti, kad pern apie 2 tonus iš hektarų. Įveitom šitą biškį ir geresnių veidų, tangesnių. Bet anos paveinis toks ir vėr. O kad čia šitas aukštam kalniauka ir visai nieko nėra. Tai tik asiukra ir ramolis. Nu ir atlikau apkatikį žeminius meižius. Ką galiu pasakyti? Nestebuklingas derlius ten tebau. Iš 6,5 hektarą gal apie 12 tonų tik tai išėjai. O kon čia padarysi, kad pas mus toks prieska žemės ir niek čia nepakeisi. Tai va, pažiūrėjau kveitrogius. Po savaitės nesimato, kad apikulim senų. Tai dabar šis kombainą apsivalysim ir lauksam. Iš dujaus atsiunti naują originalų radiatoriaus dungtėlį. 30 eurų. Reikia pasikeisti. Nes senas biški subirėjus jau yra. Išsiskyrė dalsinsa.
Tai nesinorėt, kad kokį spiroklį krestų vedu. Antifrizai peln. Bus dabanauja graži korpą. Sudėjau ant kombaino darbinius ledus. Nedidelį, bet turiu toks pačius sudėjus ant Belarusą 4 vienetus. Tai naktį labai gera šveita. Aišku, to kūlim naktį nelabai te būna, bet kaip tik atsiron te ir negero šveisos. Tai dabar tas ledas bus žymiai geriau. Biškėlis kutek remontuojam. Tai viena lėkštė subirėjai gulė. Greičiausiai per salnik pramos žiem prigavęs su jie gulė. Tai dabar nusėmiau visko, išsiardžiau. Tai tik tai vienas didelis minus, kadangi pas mane pirmos kartos Rolexas, pas mane diskų stebulis yra privirtintas kitą prikuis. O naujesnius modelius jau yra stebulė, persikiš varšus parkuoja ir prisiverš su veršlį. Tai žymiai patogiau yra tuoj remontuoti, nes jis suka nusėmė vieną stebulį viskas. Dabar jie nori gražiai nusiardyti, turi visą kuoj nusimontuoti. Tai turim stebulį, irgi ir su ant vienas trūkoms. Iš vienos pusės išsikal gražiai laukan guolis, o iš kitos pusės nėra per kur užplakti, kad išmušt guolį. Aišku, nebent kokį nors modelį parod gal ir išsiimtų. Tai dabar prasitekinau vidau ravą, kad matyt, kad iškeltų guoliaus grovėlis ir sukaltų išsimušas lauką. Aš aptep koją atgal uždėjau. Į reikalų, ką reikia atgal uždėti. Tas varžtus gumas, kol išsilygin vėliak, tai varžtus sens nutrūkis, tai dakas. Jei veina aš tik tą nusisokti ant vieną varžą, būtų žymiai patogiau. Ir belieka lėkštų užsidėti. Guliavėt neturi iš lėkštės pos jokios apsaugos, tik tai, kad pat lėkštė prisispaud. Tai iš gamyklos ir buvo vien uždėti hermetik. Tai ir mes užtepsam, manau. Na va, biški hermetiks į pabaigą. Guolis pakeistas, nebekleba. 4-5 lėkštė jau keit guolis. Bet, kaip teiks, kad tada normalią laiką. Aišku, ne per naujams guliavėts būtų žymiai geriau. Nu va, lėkštį sutepiau. Sezoną užbaigti užteks. Parsivežiau gurikių ir šakninį radiką mišiniaus. Tai galėsis užsidaba tarpins per žeimą. Čia kažkur bus 16-17 hektarų. Tai pirkau iš ūkininką, katras užsiimtų reikalų. Tai gavos 1 kilograms euras ir 20 centų. Tai gan normal kaina. Nepalygins, kaip iš kokį Linas Agro pirkti už 3,60 eurų už kilogramą. O su ko reiks ant garsyčių radikų mišinį pasėdaba, tai prieš tai porą metų darydavo pirm skutėm diskiniu ir paskiau kėdain susėjimui pasėdavo. Bet vis tiek reikia apsėti 16-17 hektarų. Tai labai daug laiko šiandien. Viendain skosi, paskiau kėdain da tik pat užsėti. O jie da karšti tos sukatas nelabai tvirda, tik draskytis. Tai galvojau, kaip čia padaryti, kad greičiau apsėti. Ir prigalvojau. Nupirkau smulkių sėklų sėjimui. Nu, nors galėtų iš tikrųjų pavadinti barsitau. Tas yra viena deska barsitaus. Mums atskleid sėklas, numet užlikščių, vols prispaudanas sudykst. Tai va, nau sezons, naus pirkinys. Seniai jau tokį norėjau. Dabar galėjau žymiai greičiau darus pasidaryti. Nebereikės į traktoriaus įsielgs, taik daug mučyti. Ką pritvirtinti prie skutek, sumislėjau. Pas man buvo normaliai sėjimui pakaba ausės tvirtinimą. Ir galvojau, kokį čia laikiklį primontuoti. Tai apjau savo gelius, kitur radau nuo nors ten sėjimus
transportavimą vežimėlį ten. Tai te pavyzdėjau, kad man kaip į tink beveik. Pasiėmiau, išmatavau, nuveizo koratką tink. Tai apsipjaušiau šitas skylis, prasigrįžiau nuojus ir išėjai toks remėlis ėmoje mažai. Kad netabalautų per daug, nupirkau traukį dėjau. Čia kaip tik buvo skylė. Tai labai gerai tek. Nu, ir kol kas nejud. Matysim, dirbo gal atsiportys, gal reikės kažko patobulinti. Matysim. Jei jau patek šitas video, spauskit like, spauskit subscribe. Jei jau norit sužinoti, pabendrauti, parašykit komentarų. Susimatysim tada, kitus videos. Iki.